Sveiki, čia Simas. Šiandien pašnekėsim apie pranešimus užrakintame ekrane, jų valdymą ir atvaizdavimą. Panašiai tokius kaip šitie. Jeigu jūs kažkokie tai pranešimai labai erzina, turėkite omeny, kad juos galime valdyti. Atrakiname ekraną, braukiam pirštu iš viršaus į apačią. Ir štai užėję ant pranešimų, mes galime, aišku, paprastai jos vašyčiai išvalyti, arba ten, sakysim, paėmus braukti ir ištrinti, bet vis tiek jie pasirodys. Ką daryti, kad jie jūsų nevargintų? Paspaudžiam ant pranešimo, palaikom, piršto padėję. Ir mato tokia I raidytė. Ja paspaudus, jūs papuolat į būtent tos aplikacijos, tos programėlės pranešimų nustatymus. Galim visiškai blokuoti, galim nustatyti pirmenybę ir slėpti slaptą turinį. Tai reiškia, kad užrakintam ekrane bus ribojama informacija, kuri yra pateikiama. Daleiskim, sakysim, jūsų kažkokiam tai kalendoriui įvestas pranešimas, jūs nenorit, kad jis matytųsi turinys, dėl ko jisai praneša. Tai bus tik tai pranešimas, bet norėdami perskaityti, užėjai turėsite jau giliau į patį pranešimą. Tai ir vadinasi, slėpti slaptą turinį. Kreivai išversta, bet ką darysi. Gali šitas visas vaizdelis atrodyti visiškai kitaip, kai jūs paspausite I raidę. Štai toks gali būti vaizdelis, čia priklausomai nuo telefono modelio, gal ir nuo operacinės sistemos kažkur tai skiriasi. Ir aišku, čia tokio pasirinkimo didelio nėra. Jūs papuolate į tokį lauką ir galite uždėti varnelę, rodyti pranešimus šitos programėlės ar ne. Galite nuimti ir jūsų pranešimai daugiau nebevargins. Patvirtinat gerai. Ir kaip čia, programėlės Barbora pranešimų, aš į darbastalį, o dar teisingiau ir užrakintą ekraną, daugiau nebegausiu. Galite nesibaiminti, jeigu jūs nusprendėt atstatyti pranešimų rodymą, paprasčiausiai jums reikės surasti šią programėlę ir uždėti varnelę. Kur tai randasi? Tai randasi skiltyje programų tvarkyklė. Einat į nustatymus, daeinat iki programų tvarkyklę, paspaudžiat, susirandat norimą programėlę, jeigu jūs atsimenat, kurį jūs ten labai stipriai vargino, tai paprasčiausiai užeinat ant jos ir nuimat varnelę. Galit nelaukti to pranešimo. Bet šiaip patogiausia, tai aišku, stebėti tai darbastalį. Štai šitoje vietoje. Dar kartą paspaudžiu I ir uždėtam blokuoti šios programėlės pranešimus arba riboti kažkiek tai turi. Aš taip suprantu, kad tokiu atveju, kai uždėdi ribotą, turėtų nerodyti kaip čia buitiniai chemijai, net ten kažkiek tai nuolaidai. Tai šito užrašo neturėtų būti. Gal dabar jį rodo dėl to, kad aš tik dabar užstačiau tą užstatymą. Reikėtų, aišku, pastebėti. Kitas būdas valdyti pranešimus, taip pat ir skambučius ir žinutės. Tie, kas turi vaikus mažamečius, kurie anksti eina miegoti, daleiskim kokią 9 valandą, o dar visgi vyksta visas gyvenimas, skambučiai, žinutės, visokie messengeriai spragsi ir gali pažadinti jūsų vaiką. Tai turėkite omeny, kad yra labai patogus nustatymas, pranešimai ir garsai. Taip, nueinam. Štai, biškį netai perskaičiau, garsai ir pranešimai. Užeinam į garsai ir pranešimai, einam iki pat apačios, gal priklausomai nuo telefono tai gali skirtis. Ir yra funkcija netrukdyti. Spaudžiat ją. Arba iš viso netrukdyti įjungiat, tada reiškia, jisai blokuoja visus skambučius, žinutės, visus pranešimus. Bet yra galimybė nusistatyti, uždėjus varnelę. Kada netrukdyti, pasirenkat dienas, kuriuom netrukdyti, pasirenkat laiką, nuo kada blokavimo režimas įsijungs. Aš galiu dabar nustatyti ir jums demonstruoti. Yra 11:58 daleisim. Spaudžiam gerai. Ir iki 7 ryto atsiras toksai ženkliukas apskritimas su brūkšniuku. Kas dar šitoje programėlėje yra labai patogu, galima leisti išimtis. Ką aš jums rekomenduočiau, uždėti varnelę ant signalų, nes signalai tai yra žadintuvai. Štai taip matot, 58 jau įsijungia, atsirado toks ženkliukas, neįsigaskite.
jis išnyks tada, kai baigs veikti šitas režimas. Ir jis automatiškai šliaužtuką pervedė į netrukdyti režimą. Tada galite įsivesti skambučius, kas galės dasiskambinti jums tuo metu. Pasirinkimas nėra, aišku, didelis, sakysim, negali tai, kad įsirinkti kažkokius konkrečius abonentus, tai yra arba visi skambučiai, arba tik adresatai, tai yra nepažįstami reiškės, ir tik mėgstamiausi adresatai. Aš pasirinkau tik mėgstamiausi, bet tada jums reikėtų nueiti ir susitvarkyti mėgstamiausius adresatus. Kur tai padaryti? Spaudžia šitą žalią mygtuką, tai yra skambinimo, ir surandat parankiniai. Štai šį čia susidedat jums reikalingus parankinius žmonės. Spaudžiat plius, norit dar dasidedat, kiek jums reikia. Gal skirtingai atrodys skirtingose telefonuose šitą funkciją, bet pas mane tai atrodo taip. Grįžtam prie nustatymų ir tada jūs galit pasirinkti programas, kurios galės visgi daryti pranešimus. Tai yra, užeinat į programų sąrašą, na ir daleiskim, jūs norit gauti iš Skype'o, ar ten, sakysim, kažkokias tai L-paštą, tai užeinat į Gmail ir nustatyti pirmenybę. Įjungiat šitą žalią mygtuką ir kai režimas netrukdyti, įjungia šią funkciją, jūs matysit visus šios programėlės pranešimus. Nesvarbu, kad režimas įjungtas netrukdyti. Taipogi, jeigu jūs norit gauti su garsu žinutes, tai uždėkit varnelę gauti žinutę. Šias visas funkcijas puikiai galit valdyti nuėję į garsai ir pranešimai, kur yra programos pranešimai, aišku, tai yra atskirai, galbūt ne per funkciją netrukdyti. Jeigu jūs kažką tai norite įjungti, išjungti, tai užeinat į programos pranešimai. Ir lygiai taip pat, kaip prieš tai matėte tą sąrašą, renkatės bet kurią programėlę, kuri jums reikalinga, ir valdot tuos pranešimus. Sakysim, jeigu aš noriu šios aplikacijos gauti kažkokius tai pranešimus ar blokuoti, aš uždedu blokuoti ir aš daugiau negaunu jokių pranešimų į darbastalį ir užrakintą ekraną. Tai tiek šiai dienai. Tikiuosi jums patiko šitas video. Spauskit like, prenumeruokit mano kanalą ir iki kito karto.